Sakot, vienintelė Amerikos konstitucinė sistema. Bet juk pas mus irgi yra konstitucija. Oi, pigi kopija nuo Amerikos konstitucijos. Atsiprašau, kad ne viską suvokiu teisingai, gal galite paaiškinti. Berta, mūsų konstitucijoje nėra prigimtinių teisių nuo Dievo. Nėra pirmos pataisos, nėra antros pataisos. Suprantat, mes neturime teisių nuo Dievo. Jungtinėse valstijose sistema tokia, kaip ten bebūtų, jinai gera, bloga, tai nagrinėja labai įdomiai būtent antidėluvijos paskutinės dalys apie Ameriką, apie laisvę religijoms, taip toliau. Visą tą verta žinot. Bet vienintelė, kuri neginčiajamas valstybės gyventojų teisės, reiškia, suteikia, yra Jungtinių valstijų konstitucija, kur valdžia neturi teisės atimti tų teisių, nes jos yra kitose valstybėse visur yra suteikiama privilegija, turėti ginklą, privilegija, kurią gali atimti valdžia. Šičia privilegijų nėra. Šičia yra teisės, į kurias nevalia valdžiai gvieštis, ir Jungtinių valstijų konstitucija tai yra komercinis kontraktas tarp žmonių ir valdžios. Tai yra milžiniškas skirtumas tarp konstitucijos, kuri yra mums įbrukta dabar. Žmogus Gediminas beje labai įdomiai panagrinėja lietuviškos konstitucijos istoriją dabartinės. Susiraskit Žmogaus Gedimino kanalą YouTube'e ir pasižiūrėkit jo laidas, labai verta.